Sveiki, draugai. Tai praeitą savaitę sužinojome, kad televizijos laida gali paversti didžiausius heiterius geriausiais draugais. O tai puikiai pamatėme su Gerdos Bieliauskaitės ir Evaldo Petrausko pavyzdžiu. O šiandien mes turim kitą istoriją. Šios serijos metu kviečiu pasižiūrėti, ar pavyks Lietuvos auksiniam princui susidraugauti su lietuviškuoju hitmanu. Prieš iššokant į apžvalgą, nepamirškite, kad pilnas serijas be mano komentavimo ir iškarpimų galite susirasti lnk.lt. Serijos nuorodą paliksiu aprašyme. Važiuojam. Važiuojam į seriją. Nu labas, mažulės. Paliubomu labas ir jūs, bachūrai. Su kiparisu bus. Esu Ramūnas Rudokas, esu jūsų žiūrimiausių ir mėgstamiausių televizijos serialų bei kino filmų režisierius ir aktorius juose vaidinantis. Visas ir visada jūsų, ant jūsų komentarų stalo. Va tokį bučkį atsiuntė mum Ramūnas Rudokas. Nu ką, hebrytė, antra serija, ne ką matau, prastesnė bus, nelabai ką nusileis pirmai serijai. Sveiki, esu Povilas iš Šiaulių, taip vadinamas auksinis berniukas. Povilas iš Šiaulių, Povilas Vainutis, kolekcionierius, auksinis berniukas. Čia jisai savo hatoj? Pažiūrėkit pas Povką kokios kėdės, kėdžių atlošai auksiniai, su blizgučiais šitas džeketukas. Sekcijoje irgi galima aptarti, kaip pas Gerdą aptarėm sekciją. Povilas Vainutis. To princo namai buvo parduodami 73 tūkstančius. Aš šito princo nežinau, hebra. Nu krištolo visokio paauksuotų, visokių lėkščių. Čia bliūdelis kažkoks paauksuotas. Nu čia prabangu. Tikiuosi, Rudokas Gruzo gerai rašys. Aš manau, kad Rudokas čia žvaigždė šitos serijos, nes aš šito Povilo pažiūrėjau nežinau. Povkos galva per didelė akinėm. Visi skaitė kažkokį. Šiek tiek yra momentas. Kolekcionierius, kuris mėgsta auksą. Kuris mėgsta auksą. Tu pažiūrėk. 1, 2, 3, 4, 4, 8 žiedukai. Čia arba laikrodis, arba apyrankė. Čia apyrankė arba laikrodis irgi. Į dacepūrą matau, kad kabo. Auksinis berniukas. Tai akinukai galėjo būti irgi auksiniai. Maikutė irgi auksiniai matau. Normaliai. Tai nenuostabu, kad šitiek metų dirbant televizijoje vis dar galiu būti net pažįstamas. Tiesiog, aišku, eini ir dabar, karantino metu eini su kaukė, su akiniai, su kepurės, dar su kapišonu, eini į parduotuvę arba į kažkokią tai šiaip erdvę ir sako labas Ramūnai, taip net nukrato kitą kartą galvoju, Jėzau. Labas, labukas, tikrai labai malonu, kad atpažįstat, bet tai per tiek, per centimetrą, per lopinėlį kažkokį, tai gal iš sudėjimo, gal aš toks susikūprinės vaikštau visą laiką, gal dėl to. Šiaip tai esu arogantiškas šiknių susireikšminės iki beprotybės ir pabandykit net pažinti. Hitmanas mūsų. Tai yra mano viskas. Čia man nuo pat 16 metų tas labai pradėjo patikti. Palaukit, jam nuo 16 metų pradėjo patikti auksą kaupt, o tai ką, jis iš turtingos šeimos kažkokios? Jo tėvai buvo turčiai, ne, jam viską paliko. Ar kaip? Iš kur jis tiek to aukso turi? Ir viską auksu pasidabinės. Kaip net pažins, kai iš 2 kilometrų galva šviečia. Taigi nesiparink, seniuk. O daiktai ir rūbai, tai nuo mano draugų žvaigždžių, Ruslano tenais ir visų kitų, kurie man ir dovanodavo. Ir kažkaip tai laikas eidavo, bėgo ir sutapo man tas viskas labai. Na ir žinoma, turiu savo mėgstamiausius švarkus, su kuriais pasipuošiu, dėl kurio ir įgijau auksinio berniuko vardą. Norėčiau ir parodyti. Tai parodyk, Povilai. Prašom. Poviliukai. Šitas mano pats mėgiamiausias. Tai jau tikrai. Nes puošiuosi tik tais išskirtinais atvejais, kai einu kažkur į didelį kokį pobūdį. Šitas daugiau toksai pramoginis, kaip į naktinį klubą, kaip Eik tu nafik, su tokiu jisai švarkoina į naktinį klubą. Tai spindi, tai visas spindi. Cicino nukirtęs, visiškai. Cicino kopija, tikrai, kad Cicino kopija. Kaip pramogai, dėl svečių, dėl savęs, šventę pasidaryti namie. Man neprisistatinėja žmonės. Tiesiog sako, labas Ramūnai. O, Rudokai, labas. Manau, pultą į šikną irgi kiša. Jo, hebra, kas girdėjot, kas negirdėjot, bet Cicinas pultelį teliko į šikną buvo susikišęs. Čia apie tai dabar komentaras. Viskas gerai, žiūrėk, Rudokas. Viskas faina, visi variantai geri. Ir labas, žiūrėk, visi variantai geri. O, seniukai, kiparisas. Man tas, reiškia, ta atkarpa susipažinimo, kada išnyksta, praktiškai tu tikrai galvoji, kad esi visą laiką tarp draugų, tarp pažįstamų, tarp giminaičių, tarp artimųjų ir tas tikrai veža. Turiu savo ratę žinomų žmonių, Ruslaną Kirilkiną. Jau kartojasi Povilai, jeigu ką, bet matau ir Aušrinė jūsų draugė. Aušrinė.
labai gražiai subendraujam visi, o susipažinom, žinoma, koncerto metu. Jis koncertuoja, baikit, jis koncertuoja? Aš kadangi esu bendraujantis, prieinu. Vat, jisai, auksinis berniukas ir su Radžiu nuotraukėlę turi, ir su amžinatilsį mūsų Vitalija Katanskytė jau turi. Nu, gerai. Esu pakankamai drąsus žmogus tuo Matau. klausimu ir tas man padeda. Komentarus lioviausi skaityti, ko gero, tada, kai jie tik atsirado. Kai pirmą kartą susikūriau Facebooko profilį, tada jį dar galima buvo išsitrinti. Primeskit, buvo tokie laikai. Ir pirmasis mano profilis sukurtas, aš supratau, kur aš įsivėliau, iš karto išsitriniau. Pala, reikia paskaityti vėl. Slyva galvis geras, o aš galvau, kad jis įdaras biškiai panašus į gaidį tiesiog. Senis tas rudokas. Čia nėra heitas, senis tas rudokas. Kas tas rudokas? Čia ir nėra heitas. Pas aktorą Makaulėje vietoj pilkos rudamasiai su kvapu. Nu, jasna. Iš karto išsiregistravau ir įsitriniau, pamatęs pirmosius komentarus ir taip toliau. Po to po daug metų aš vėl susikūriau naujus profilius, Instagramo profilius ir taip toliau ir panašiai, bet niekada nelendu į komentarus apie save ir niekada jokių gyvų nelendu į komentarus apie kitus žmonės. Komentatoriams aš noriu palikti juos jums, gerbiami komentatoriai. Man visiškai Pohui. neįdomi kieno nors išsakyta asmeninė nuomonė, jeigu jinai dar ir yra juodinanti, klaidinanti, ne visai atitinkanti tikrovę ir taip toliau. Mėly komentatoriai, jūsgi nežinot, koks aš esu arba kokie kiti žmonės esame. Tad reikėtų labai pasigilinti prieš pradedant komentuoti. Taip. Man rudokas tikrai atrodo, kas yra Marozas, bet taigi čia yra Šiauliai, čia Šiaulių princai valdo, taip kad čia visi bus savi. Ne! Bet ačiū. Maksai, aš noriu papų, nupirk man papus, aš noriu papų, nupirk man papus. Matė 02 hebra, mes kaip tik lyg tyčia su drauge žiūrėjom už vakar 02 žiūrėjom, tai dėl to ir galėjau pakartoti tą sceną visiškai idealiai. Už komentarus. Jūs fantastiški. Laukdamas jo, kaip jaučiuosi nedrąsiai, nes jis yra aktorius, charakteringas aktorius. Nedrąsiai, šitaip koročio rankelių jis drebo. Bet kaip supratom, rudokas atvaro pas Povilą, pas Šiaulių princą. Atvaro į namus. Tai pamatys, paauksuotas kėdės, viską. Vaidinantis gan brutalius vaidmenis, bet čia Šiauliai, čia princai. Taip kad viskas tvarkoje, priimsim į savo miestą. O kiek jis kartų paminėjau Šiaulių princą, auksinis berniukas be negali sutvarkyti dantis, tai dar pažiūrėkit, ar rudokas neužmės kokio bairio, kad gal auksinis dantis dar susidėsi. Nu ką, nuoširdžiai pasakyti. Geras komentaras savo video. Nuoširdžiai. Kas, blondinė tau, kad nuoširdžiai čia atsiduočiau su visais už ir prieš. Va toks turbūt aš esu. Girdėjau apie Ramūną, kai jis labai patinka moterim ir dabar turi manekenę. Tai kuo aš ir sveikinu, jis palaiko mūsų Šiaulių autoritetą, taigi pas princus atvažiavo. Pyzdėt, jau šliauką to įdėsiu, žinokit. Čia Šiauliai, čia princai. Blecha. Viską ir gal ir Šiauliuose jam patiks kokios merginos, pas mus jos labai gražios. Visą laiką gyvenu tarsi jausdamas, kad turėčiau dvi širdis. Viena užimta, o pist kita ir laisva. Filme Zero man gan patiko vienas epizodas, kuris ten šaukia nori papų, gan humoristiškai atrodė. Nu, pas mus merginos krūtingos, taip kad jis nenusivils Šiauliais. Nupirk man papus, aš noriu papų, nupirk man papus, aš noriu papų. Kaip gerai gyventi, ar ne? Visada džiugina gerbėjos, visada džiugina aplodismentai. Kiekvienas narcizas yra aktorius, tai yra, kiekvienas aktorius yra narcizas savotiškai. Kiekvienas narcizas yra aktorius. Be aplodismentų ir be įvertinimo mūsų amatas praktiškai nieko vertas. Tai aišku, tas visada
žavi, šiek tiek glumina, jaudina. Dar girdėjau apie Rudoką, kad jis dainuoja. Tai mane nustebino, nes aš jį tik mačiau kaip aktorių. Ir kad jis priklauso grupiai Čilinam. Tai bus labai įdomu pamatyti. Gyveni kaip ir jis mokaisi, dainuoja Povilai. gyvai, nes neįsivaizduoju jo dainuojant. Mums buvo pasiūlyta sudainuoti tiesiog su Stano ir su Mariumi Polskiu keletą dainų tame projekte, po kurių atsitiko Grupė toks, sukūrė bičiai. dalykas, kad susitikę įrašinėti studijoje, pradėjom kalbėtis, kodėl nebūtų galima pabandyti įrašyti dar dainą, galbūt dar vieną dainą, galbūt kažką sukurti patiems, galbūt ne, galbūt dainuoti šlagerius. Ir jau bene 10 metų tas vyksta. Normaliai. Turiu įtarimą, kad jis vis dėlto yra geresnis aktorius negu dainininkas. Ir nebijau susitikti su žmogum, kurio visiškai nepažįstu. Jau netgi intriga atsirado. Labai norėčiau pamatyti, kasgi jis toks ir pabendrauti su juo. Mes dabar, kai susitikę ir būsime, priešingybės visiškos. Aš mėgstu viskas, kas blizga, o jis atbulai treningų, sportą ir brutalų gyvenimo būdą. Tai kad Rudoko aš nematęs, realiai gal su treningu netgi. Mes kaip diena ir naktis būsim. Koks nori, toks esu. Ir koks Karlo Lagerfieldo maikonas polo, džinsai, nežinau, nematęs aš jų jau su treningu. nori, toks esu kiekvieną dieną. Ir koks nori, toks esu darbė, koks nori, toks esu šeimoje, koks nori, toks esu dabar. Jeigu norit, galiu būti kitoks. Visai kitoks. Ramūnai, tikiuosi, kad tu kaip aktorius nebūsi pasikėlęs Aha. ir gražiai subendrausime. Na, o jeigu pasirodysi pasipūtęs, atleisk. Į draugus Facebook'e nepriimsiu. O, dangau, jeigu tik jis manęs nepriimtų į draugus. Žiūrėkit dabar, Hebra. Vieną dalyką pastebėjau. Esat matę firmą rūbų, kuri vadinasi Black Squad. Kur esat matę Black Squad brandą? New Yorkeriai. Taip. New Yorkeriai. Mūsų aukso berniukas. Jisai čia papuošalai, čia ta. Tai jeigu tiek šaibų turi, tai kodėl jisai apsipirkinėja, kur apsipirkinėja tokie paprasti mirtingieji kaip aš? New Yorkeriai. Jisai su New Yorkerio maikute sėdi. Pigiausios maikutės. Jisai vas ir sėdi su pigiausia maikute. O jisaigi Deimantas Lietuvos. Aukso princas. O auksinis berniukas išaiškintas. Va. Ir auksas bus iš metalų. Su flakonu nudažytas. Gali būnu, kėdė man biški irgi atrodo kaip feikas. Nu, jis hateris. Pažiūrėkit, kaip princas sėdi kėdė su saulės akinukais. Uždės dar švarką dėl fotkės. Tam krėslę savo. Nu, važiuojam, bus įdomu. Tamsu kaip šiknoj. Šviesiau. Šitas? Tamsu kaip šiknoj. Pirmi žodžiai tiesiai į laiptinę. Tamsu kaip šiknoj šitas būtas. Tai jisai bute gyvena. Ten ne namas, ten būtas. Bus dar įdomiau. Bendrikė sako gyvena. Nu, kur mūsų žvaigždė? Kas čia žvaigždė? Nu, prašom į svečius, užeikite. Sveiki. Sveikas, nesergi? Ne, nesergu, sveikas visiškai. Nu, Sveikas žaibas. Labas. Čia jau cringe'as, nu čia bus kontentų. Oi, dangau. Aha, aš irgi jau cringe'inu. Žaibas, sveikas, žaibas, elegantiškai. Pasižaibavome. Prašom į svečius, užeikite. Sveiki. Sveikas, nesergi? Ne, nesergu, Sveikas, nesergi pirmi žodžiai. sveikas visiškai. Nu, Sveikas žaibas. Labas. Sveiki. Aš Ramūnas. Aš Povilas. Povilai, sveikas. Labai malonu. Tai kur Kiek kartų sveikas pasakė? Prašom praeik tada kavos, arbatos Kavos, ar kažko arbatos. stipriau. Stipriau, ne, aš už vairo, Povilai. Gerai. Oho. Čia jūs tave kaip muziejui. Dėkui. Kavos gersi? Nu, Puodelį, kavos, iš mandagumo. gerai, jo, davai, galim puodelį. Rudokas atrodo veikėjai atėjau, nu, ką daryti, aš ir eičiau kaip veikėjas, jei būčiau aktorius. Įvertink jo namus. Man atrodo, jo, galim biškai pasivaikštinėti po šitą Rubinaitę, ne? Aš iš vis nesikėjau, kad jis bute. Man įdomu, kiek Hebra iš jūsų galvoja, kad jisai name gyvena. Aš tai konkrečiai galvojau, kad jisai tėvų paliktam name ir salionėse įsėdė, aš galvojau, va tai va. Čia nėra ką aptar per daug. Čia, kai sužinau, kad čia butas, man čia nėra ką aptar dabar. Iš virtuvės matom, kad iki princo trūksta dar jam. Aš galvoju, jisai Šiaulių dvare gyvena. Va, būtent, aš ir tą patį galvoju. Nu, bet Hebra liustrą turi po dešinę. Bute, liustriukas, viską. Irgi su paauksuotom žvakėm, ar kas čia įdėta, nesuprantu. Stalas biški kuklokas virtuvė kaip princui.
Povilai. Dėkis kavos tada pats, kiek nori. Jeigu nori užkask, jeigu ką nori ir stipriau yra. Visko. Ne, stipriau. Ai, jeigu žvairą tikrai sakai, aš jau kelintą kartą jau Stipriau siūlau tau. nereikia. 2, dar galiu vieną, negaila. Nu, kad jau svečios dėk dar tą vieną. Dar vieną dėsiu, ne? Bala nematė. 3. Nu, bet žinok, jau daugiau nebekviesiu. Nebedėda, ne daugiau. Ne, tad daugiau nebekviesiu. Cukraus galiu. Gali. Irgi 3 ar irgi kažkaip. Per daug 3 bus, ar ne? Nu, jeigu nori dar atvažiuoti, tada dėk 2. 2, ne? Tai vieną dėdu. Nežinau, ar noriu, neparodai dar, kur čia gyveni. Čia kaip tai pasakoju, ką paliesi, tas auksu pavirs. Princas be princesės gyvena užtenka ir tokio staliuko. Blecha, geras komentaras. Geriausia turgaus kumpį paimė užkast. Muziejui. Ne muziejų, kuklus mano namai. Kuklus, tavo namai. Tikrai, kad kuklus. Centriau nebūna. Taip. Žiopšik, mai. Lubos aukštos, kuklus, sako namai. Tai einam parodyk kitus kambaris. Prašom. Prašom, va. Solioniukas su muzikytė. Ką sakė Rudokas? Stop. Va toks vat skaičiukas neseka manęs. Tai davai, paspaudžiam šitą raudoną mygtuką ir važiuojam toliau. O, tu... O tu, bletvajų mat, kokie namai. Kuklus mano namai. Kaip ir aš pats. Taip, kad jauskis kaip namie. Jeigu kyla klausimų, Prisidės. klausk. Nu, bet juodo paveikslo dar nesu matęs, ne? Čia juodas kubas, Malevič. Čia juodas kubas, Malevič, Hujevič. Jis tas Pavliukas toks kie metų sūnelis dar gyventis pas mamytę. Yra žiauriai toks stiprus vaibas nuėjauštas jo. Atsiprašau, nes net su Aist. negražiais žodžiais išėjo. Veidrodinės lubos. Geras klausyk, nu šiaip, kaip karalius koks. Dėkui. Kaip, nu nežinau, princas. Nu tai čia šiauliai, visi mes princai čia. Princai. Taip, nes čia visi princai. Wow, kokios kolekcijos. Tai tu toks, kaip, nu, toks kolekcionierius, numizmatas, dailės mecenatas gal esi, gal. Nu, tapau pats. Tapai pats? Tik taip pats. O kurie tavo čia? Visi Visi, tavo? visi išskyrus gal vieną, tik kur dėdė mane nutapė asmenišką dugną. Mačiau, kad piešiniuose atrodo gan realistiškai viskas. Šiauliuose visi taip gyvena, ar tik princai, ką žinau. Jaučiu tik princai, žinau. Viskas yra mano kūriniai. O tu matai. Negaliu patikėti. Same. Aš ir negaliu patikėti. Pats irgi esi meniškos sielos, aš ir serialuose filmuojuosi, ir filmuose matau, ir gan... Bet tau girdi Šiauliai, tai tau Šiauliuose reikėtų gyventi. Tu tokį burtualų vaidini visą laiką rolėse. Brutualų, sakai. Taip, visą laiką. Nu gerai, aš varau kavos pasidarysiu. Gerai. Ant tiek nesąmonės paprašė, kad Šiauliuose gyvent, tai tas tiesiog, nu jau kavos pasidaryti. Kaip namuose Rudokas. Šiauliuose Dabar Rudokas valdo jo chatą jau. Taip, man atrodo, mano reakcija pati už save pasakė jau. Koks įspūdis įėjus į tokią chatą. Nu. Čia blemba nepaprastas muziejus, čia Šiaulių Luvras su, tikiuosi, ne tik vietinės, bet ir tarptautinės reikšmės eksponatais. Va. Va taip va. Nu va, tai ką, reiktų tada svetelį pavaišinti, kad po kelionės... Nu. vis tiek Mandagumo reikalas yra mano, tai atnešiu ko nors užkast truputį. Nu, davai. Nu davai, konkrečiai tą patį ir aš sakau, davai tegul atneša. Kaip galvojate, ar jisai atneš tiesiog nuo virtuvės stalo tuos pomidoriukus su tuo carišku kumpiu iš turgaus, ar ką jis atneš? Jis toks jausmas, kad norėjau su juo virtuvėje ir sėdėti iš vis. Užkast. Nu, tai ką tu čia, aš vegetaras, ką tu čia, ką čia padėjai ant stalo? Tai pomidorai Sako, dėl tavęs. pavalgyk. Jebra, atspėjom, kad jisai atneš tiesiog iš virtuvės viską. Ta kumpį vadinama ir pomidoriukus atvilko su duona. Jis tiesiog bičias atnešė tą užkandą iš ten. Ir juokingiausia, kad dabar nežinau, kiek tikras faktas, kad Rudokas yra vegetaras, bet dabar jį dar trolina Rudokas paėmęs. Pirmoje laidoje dar apsimetė, kad vieni kitiem patinka, čia matau, kad tik į vieną pusę neapsimetinėja. O ką jis geria? Aš nežinau, ten ar obuolių sultys, ar ten vynas baltas, ar kas. Sužinosi, manau, jis dar įsiduos. Šampanas, gal šampanas pas Šiaulių princą, čia Šiauliai, čia princai. Pomidorai Sako, dėl tavęs. pavalgykim. Nu va, aš dėl tas vien pomidorų.
Ar čia, tipo, baklažanų skonio kiauliena? Ar kiaulienos vaizdo burokėliai? Taip. Nu, stengiu meniškai pateikti kažką. Pats kimšai tą dešrą į žarną. Ne pats. Ne. Krautuviai kokia buvo, tokia paėmus. Klausyk dėl svečio, ne dėl manęs. Kokioje čia krautuvėje kemša taip dalykiškai tas žarnas. Bet riebalo dar yra biškima. Nu tai dėl svečio nieko negaila. Snukio ir kanopų matau fragmentą irgi. Nu taigi ieškojau antros klasės pigiau, ką būtų. O čia ką esi įsipylęs, va čia dabar. Prie kavos, ble, dešros paryt. O, ir sužinosim, ką geria. Sakiau, kad sužinosim tikrai. Čia kas? Nealkoholinis šampanas. Nealkoholinis šampanas, tokios geltonos auksinės tokios spalvos, ne? Net pats susižvengi. Ir va dabar neaišku, ar čia nebus tik tais kažkur tai, va, Šiauliuose kokiam turgui jisai atradęs šampanų, kur būdavo per vaikų gimtadienių senais laikais, prieš kokią 10-15 metų vaikiškas šampanas būdavo. Tai jisai va tokios spalvosgi būdavo geltonas. Atsimenat, tokius gėrimus. Čia va kažkas sako, ne? Buratinas? Klaustukas, gali būti bromteksai, kad čia yra buratinas. Jo, buratinas. Tai va, man atrodo, kad čia buratinas įgeria. Va čia dabar. Čia kas? Nealkoholinis šampanas. Nealkoholinis šampanas, tokios geltonos auksinės tokios spalvos, ne? Aš galvojau, gal čia uždrausti kokie nors preparatai ištribdyti. Kaipgi tu vakarėliuose be uždraustų preparatų? Kokių nors vitaminų nenaudoji? Ne, aš kategoriškai prieš bet kokį narkotiką. Aš šiaip linksma tavo, ne? Tai, o pats jau matau, kad prie mėsos nelabai linkęs, tai ar čia senai jau taip? Nu, ne prie visos mėsos, nu kodėl ne, pavyzdžiui. Jis tiesiog nenori tau šito blecha sumalto vienmalinio skilandžio ir tiek. Jauna šviežia mėsytė kartais visai faina, nu. Supratau. Įkast, paragaut. Bet prie kiaulienos nelabai traukia. Nemokėčiau valgyti turbūt karbonado. Net nesuprasčiau kaip ir kodėl aš jį turiu valgyti, nes saldi mėsa jau pati savaime man primena žmogieną. Toliau tau patinka. Jis jau pajungia aktorinius, čia blecha. Karštis muša, pizdėts kaip gerai čia viskas yra. Toliau tau patinka ta tema tokia banditska, ne tokia gangsterinė. Tai taip. Tai dėl to auksinis. Nu taip. O pas tave tiek ant viršaus visko išauksio. Čia tikras auksas visur. Tai taip. O viduj turi ką? Taip. Įsigando pavilikas po rudoko žodelių. Taip, va. Auksas visur tikras, bet gyvena bute. Taip, būdomai. Būtent. Iš koncų uždirba pas babas jubilijuose. O viduj turi ką nors auksinio tokio? Viduj, ne, viduj. Tik pats save. Savo aš. Tu neturi ausinio? Ne. Nedėsi? Nu, ne čigonas. Priko? Dantų auksinių neturi? Ne čigonas, sako. Prikolas, Jo, būtinai čigonas turi auksinius dantis. Nu, šiaip, kadangi auksą mėgstu ir stengiuosi daryti kiek įmanoma ekskliuzyvus, tai kiek išeina, tai gaminuosi, kad būtų jau on inclusive, tik tais mano. Panašu, kad tau pavyksta šitą padaryti. Taip stengiuosi bent. Čia ne žiedai, blemba, čia yra... Čia karūnos. Bet, ta prasme, rudokas tai nevinioja žodžių į vatą. Visiškai nevinioja. Nesismulkina. O tas, pažiūrėkit, ir įsigandęs atrodo, ir piktas, ir tada dar kažką atrodo, jau nori prikolintas povka, nesigaudusai. Kastetai, kaip mama sako. Kastetai. Gal turi ką nors iš šviesios atminties Richardo Mikutavičiaus kolekcijos? Ne, iš jų nieko neturiu, antikvariatos šiaip paveikslų nekaupiu, tik savo tapau, o Mikutavičius, tai neturiu. Nes neaišku, kur dingo. Taip va, tai šiltai yra. Tai kažkas Šiauliuose turėjo nusėsti. Nu, tai truputį, tai žinoma, nu, taigi, kiek čia tos lietuvėlės tėra. Taip, pats neturiu. Va, tokį va puodelį pas jį. Ne, vienišas esu. Turiu draugę, tik tais, kuri lanko mane tankiai. Lanko? Bičiukas turi draugę, kuri jį lanko tankiai. Tai reiškia, biškiai mes vat pasipykstam, charakteriai nesutampa. Turiu draugę, tik tais, kuri lanko mane tankiai. Šis seselį vadinasi. Nes charakteriais nesutampam. Ai, tai tik taip palankyti tik užeina. Taip, palankyti. Ilgiau užsibūt, ne. Ne, neištveriam viens kito. Tai reiškia irgi stipraus charakterio. Labai. Kaip ir tu. Tai, nu, aš silpnesnio, aš manau, jinai stipresnio. Dėl to net laikai nervai neišeina pirma. Įtampa, ne. Įtampa. Tai duris net ir palieki praviras trupučiu. Taip. Ne, kad kaip skersvėjų ištraukta būtų. Taip. Ne, nu, gerai, fainai. Ko tu dar domiesi be aukso? Kuom domiuosi?
menu, kultūrą. Kadangi dabar toks laikas, kai negalima labai daug kur pasilinksminti, stengiuosi namie. Jonai galėjai nepasakyti, aš dabar tik matau jas. Va, apie ką Jonas kalba, mane tos kreivos žvakės už rutoko užpisa. Galėjai nepasakyti, mane dabar irgi. Aš nemačiau, nebuvau atkreipęs dėmesio į tas kreivos žvakės. Tai belia kaip sudėtos. Kuom domiuosi? Menu, kultūrą. Kadangi dabar toks laikas, kai negalima labai daug kur pasilinksminti, stengiuosi namie, savo pasidaryti šventę ir įsigijau daug visokios įvairios technikos. Parodyk tą aparatūrą, Povilai. Efektų ir tiesiog darau vakarėlius pas savį namie. Tai va, jeigu bus įdomu, galiu ir įjungti ir parodyti, pasidžiaugti savo kažkokiais tai žaislais. Davai, įdomu. Davai. Gerai. Nu, atneštų žaislus, pasirodyk jau, ką čia turi susipirkęs. Ir žinoma, Kur tu pro langą? Ne, man reikia užtraukti viską, nes čia nieks nesimatys. Padarys tamsą jisai kambarį. Tu gali vidury dienos padaryti naktį tipo savo chatai. Nelabai. Geras. Čia labai užspindi viskas. Pasiruošęs, garantuoju. Visą laiką tūsai pasiruošęs. Gyvačiukas. Čia užtraukė jau? Aik, tu na. Tu juokauji, čia pas jį hatoj? Sugalvojai. Taip. Čia, kad primintų 90-uosius, 95-uosius, kai anksčiau buvo restoranuose veidrodinės lubos, man tai labai Man patiko. primena Versalio rūmus. Lemba, o ne 90-uosius. Nu, Jausmas toks, kad jis kažkaip karališkai meniai. Nu, bet aišku, tu kaip šitas, nu, aukso princas. Nu. Čia šiauliai, čia princai. Aukštų lubų. o tai jau pas patį. Pas mane ką, jau čia pa žemės kirminus paprastus žmonės, pas mus viskas lubos žemai, baldai asketiški, stilius japoniškas, nieko, jokių kandelebrų, jokių pribambasų, jokių navarotų, viskas tik tai, kas funkcionalu ir reikalinga. Tai aš galvoju, kad vat, kaip filmų kūrėjas, režisierius, tu jau turėtum piniguose maudytis. Tai piniguos ir maudausi, bet tai ne, nu, jau ko, šaibų tai aš turiu. Va. Bet va, kas yra, neinu supras, kur Dokas tiesą kalba, kur įsikalinėja, ne? Bet daugiau, mažiau vien įsikalinėčiau. O, jau rusiškų gabalų palei šitas. Nesistebiu, kad jisai rusiškų dainų klauso. Tai va į tokį klubą einu su savo švarkais, kai sakė į klubą. Ir Dokas čia tiesiog įsikalinėja ir šau daro, bet žiauriai gerai, kad jis daro šau. Gerai, paklausom dabar rusiško šono, pažiūrim jo šviesų aparatūrą ir disko kamulį. Nu, va, turiu vieną iš mėgstamiausių dainų. Taip, nesistebiu. Kadangi nesu labai rusofobas. Taip. Mėgstu ir rusišką, kiek ir lietuvišką muziką, bet man dūmų nėra. O, prasidėjo. O, žiūrėk, Dūmai čia? Ir Dima Bilanas, ir dūmai. Eik tu na. Eik tu na. Nu, į tave? Davai. Geras tūsas. Tai jūsų sveikata Buratino. Geras šokas. Tikrai neįsivaizdavau, kad atvyksiu į tokią erdvę, į tokią vietą. Negalvojau, kad tikrai čia gyvena toks įdomus keistuolis. Nu, iš pradžių trupučiuką. Dar patiko tūsas. Atrodo, bet kuo toliau, tuo, manau, kad tuo labiau jisai atsiskleis ir mes abu kažko praturtėsim. O, rudokų gabalų pajungiau, užsidėjau, žiūrėkit, pasikeitė akinius, bičias. Užsidėjau nuo saulės akinukus, kad jau aš į klubą, ratais atvažiuoju, man. Čia super. Grinai lietuviškas vakarėlis. Taip. Šiaip normalus čiūvas, viskas su juo atrodo neblogai, turi savo kažkokį pasaulį tokį susikūręs. Visiškai. Jame gražiai turbūt gyvena, nu tai, nu ką, tai reikia turbūt tiesiog pagyventi man su juo, tam jo pasaulį šiek tiek pasižiūrėti, ko čia kvepia viskas. Atsisveikinti reikia kaip šitas, kaip Joe Bidenas. Ir būtinai tada reikia suklupti lipant į automobilį. Oi, tas žvengia. Ir dar atsisveikinti. Bet gerai suvaidinu. O dabar laikas pasireikšti jums. Kartu sužiūrime pirmą serijos dalį. Nepamirštam, hebrytė pakomentuoti ar patiko. O kitą savaitę jūsų laukia antra serijos dalis. Atsisveikinimo žodis, žinot ką daryti. Laikas, subscribas ir iki greito.